nuolatos jaučiate nugaros skausmą, sąstingį, kaklo, pečių juostos, sprando ir juosmens srityje, dažniausiai tai netaisyklingo ilgo sėdėjimo, monotoniško ar sunkaus fizinio darbo pasekmė. Daugelis žmonių sėdi didžiąją dienos dalį. Biure, mokykloje, namuose prie kompiuterio sėdima ilgą laiką tą pačią pozą. Tuomet kūnas patiria tam tikrą mechaninį krūvį. Šios apkrovos metu raumenys pavargsta, o bandydami kompensuoti krūvį pavargusiems raumenims, žmonės ima kuprintis, netaisyklingai sėdėti, ko pasekoje iškrypsta stuburas ir formuojasi ydinga laikysena. Skauda nugara. Kada jau reikėtų sunerimti? Kai atsiranda nugaros skausmas, reikėtų sunerimti tada, kada skausmo paūmėjimai dažnėja, kada skausmas priverčia gerti vaistus, kada trukdo kasdieniai veiklai, tada reikėtų kreiptis į medikus, išsiaiškinti skausmo priežastis. Kokios ortopedinės priemonės sprendžia žmonių, kurie dirba sėdimą arba sunkų fizinį darbą, problemas? Pagrindinė ortopedinė priemonė žmonėms dirbantiems sunkų fizinį darbą yra korsetai. Kaip pagalbinė galėtų būti mankštos stiprinti nugaros raumenis. Dirbantiems sėdimą darbą rekomenduojama sėdėti ant balansinių pagalvėlių, galima kėdę keisti į kamuolį, ilgą laiką sėdint užsidėti korsetą. Ką reikia žinoti, į ką atkreipti dėmesį, formuojant vaikų taisyklingą laikyseną? Labai svarbu yra atkreipti dėmesį į vaikų laikyseną, tai yra 5-6 metų, kada yra didžiausias augimas, taip pat ir paauglystėje. Labai svarbu yra pastebėti vaikų fizinį aktyvumą didinti, stebėti jų svorį kuprinėse, nes tai gali daryti įtaką jų kuprinimuisi. Tai reikėtų kuo anksčiau koreguojant, nešioti reklinatorių, tai padėtų išvengti tolimesnių problemų. Vaikams sėdint ilgą laiką prie kompiuterio arba net mokykloje galima taip pat naudoti balansinės pagalvėlės arba namuose kėdę prie kompiuterio iškeisti į kamuolį. Estetinis vaizdas dėvint ortopedinės priemonės. Ar jos pastebimos? Svarbu kiekvienam žmogui turinčiam stuburo problemą suprasti, kad korsetas yra skirtas ne tik grožiui, bet ir turi atlikti tam tikrą funkciją. Tačiau gamintojai atsižvelgdami į pacientų lūkesčius, siekdami kuo didesnio komforto, kuria įvairius modelius ir spalvinę gamą. Tai spalvinė gama būtų kūno spalva, mėlyni, pilki, juodi. Korsetai yra skirstomi į 2 tipus, tai yra juosmeninis tipas ir juosmeninis bei krūtininis korsetas. Korsetuose esantys sutvirtinimai taip pat būna 2 tipų, būna plastikiniai arba metaliniai sutvirtinimai. Tai plastikiniai yra skirti aktyvesnio tipo žmonėm, o stipresnės konstrukcijos yra skirta sunkų fizinį darbą dirbantiems žmonėm. Reikia nepamiršti, kad pagrindinė korseto funkcija yra palaikyti nugaros raumenis ir nuimti apkrovą nuo nugaros, todėl jį reikėtų nešioti tik 3-4 valandas per parą didžiausio fizinio krūvio metu. Nekreipiant dėmesio į netaisyklingą laikyseną, laikui bėgant gali atsirasti ankstyvas sąnarių senėjimas. Žmonės sukumpsta, jiems sunkiau judėti, kinta jų vidaus organų veikla. Dėl suspaustų plaučių sunkėja kvėpavimas, pasikeičia skrandžio ir kitų vidaus organų natūrali padėtis. Viso to galima išvengti, jei laikysena bus taisyklinga.